Kad negalvotumėt, kad tik senas surūdijusias mašinas gaminame. Neretai atvažiuoja žmonės, kurie žino, kad nauja mašina nepadaręs antikorozijos, to jos užpuls rūdis. Nesvarbu, kad tų plasmasių kažkiek čia pridėta, bet po jomis lygiai tas pas. Vat visos tos juodos detalės iškart rūdyja. Kaip gražiai nauja mašina, viskas nusima, visur galima išpurkšti. Labai nustebau, kad visiškai vidinės ertmės nepadarytas. Tai iš karto momentaliai čia korozija pradeda eiti. Niekur neįpurkšta gamykloje. Iš niekur. Padengta danga skirta 3 metam, kol garantinis laikotarpis. Tai va, jinai skaidri, šiek tiek rusvos spalvos, bus sausa, nelimpanti. Matosi, va, varžtai. Spalva kokia padengta. Tai viskas užpurkšta. Amortizatorius bus čia kaip lakas. Po 3 metų čia korozijos visai nebus. Ir žmogus darysis garso izoliaciją po 3 metų. Tai dengsime jau kitom medžiagom, kurios yra ilgalaikės.